Naudodami interneto naršyklę jūs galite prisijungti prie jūsų klientų duomenų bazės iš bet kurio pasaulio taško. Kelios akimirkos ir iš karto jūs galite matyti įmonę, su kuria paskutinį kartą dirbote. Visi šie laukai yra laisvai kuriami, todėl jūs galėsite susikurti tokius laukus, kurių jums reikia apsirašyti klientą. Jei mes ieškome įmonės, tuomet įvedam tos įmonės pavadinimo fragmentą, pasirenkam įmonę ir iš karto matome jau šios įmonės duomenis. Žemiau yra visi duomenys susijęs su šia įmonė, tai yra kokie suplanuoti darbai, kokie darbai buvo atlikti, kokie buvo paruošti pasiūlymai. 2 kartus paspaudę ant įrašo galime matyti daugiau informacijos ir fiziškai prikabintą patį pasiūlymą. Taip pat kokios buvo pasirašytos sutartys, vykdomi projektai, kiti kontaktiniai asmenys susiję su šia įmonė, įvairios svarbios datos. Mūsų CRM programoje galite išrašinėti sąskaitas išankstiniam ir sąskaitas faktūras. Taip pat, jeigu ši įmonė yra tiekėja, tuomet galite susivesti jos išrašytas sąskaitas jums. Čia galite registruoti įvairias problemas, galite siūsti vienetinius ir masinius laiškus. Taip pat turite galimybę susinchronizuoti elektroninius laiškus su elektroninio pašto programom, kurias jūs dabar naudojate. Outlookas, Outlook Expressas, Thunderbirdas ar Google Mailas. Ir tuomet visada prie kliento matysite, kas jam buvo siūsta ir kas buvo iš jo gauta. Tuomet papildoma informacija, pastabos. Taip pat yra galimybė mūsų CRM programą susijęti su jūsų buhalterinė programa. Tuomet paspaudę vieną mygtuką visada matysite, kokios sąskaitos buvo išrašytos ir kokie buvo daryti atsiskaitimai. Tuomet dokumentai ar užsakymai. Kiekvienas programos naudotojas turi asmeninį kalendorių. Čia paprastai ir greitai gali valdyti savo visus darbus. Su darbais gali dirbti savaitės, mėnesio ar metų kalendoriuose. Taip pat gali vienam sąraše matyti absoliučiai visus darbus. Taip pat jūs galite matyti ir jūsų kolegų suplanuotus darbus. Tai daryti, žinoma, galite, jeigu turite tokią teisę. 2 kartus paspaudę ant konkretaus darbo jūs galite pamatyti daugiau informacijos. Tai yra kokia antraštė, aprašymas, darbų grupė, darbą galima susijęti su kažkokiu projektu, darbą galima planuoti savo arba deleguoti kolegai, papildomai galite informuoti jį apie tai elektroniniu paštu. Data, darbo trukmė, galutinis terminas. Taip pat galite užsidėti priminimą apie šitą darbą. Jei darbai bus sinchronizuojami su jūsų mobiliu telefonu, tuomet visi šie priminimai eis jūsų telefone. Taip pat, jei jūs klientui teikiate paslaugas pagal valandinį įkainį, tuomet tiesiog galite nurodyti, koks yra valandinis įkainis. Galite pasirinkti iš sąrašo arba įvesti rankiniu būdu. Darbą taip pat jūs galite suplanuoti iš karto keliems. Taip pat galite gauti įvairius pranešimus susijusius su šiuo darbu ir taip pat su darbu galite susijęti kažkokius reikalingus resursus. Dokumentų moduliai galite dirbti su įvairiais dokumentais. Įvedat paieškos fragmentą ir sistema iš karto suranda visus įrašus atitinkančius užklausą. Sistema ieško ir per kortelės aprašymą, ir per failo turinį. Taip pat galite susikatalogizuoti jūsų visus dokumentus. Galite katalogizuoti pagal bet kokį pasirinktą požymį. Jei jūs sinchronizuosite elektroninius laiškus su jūsų elektroninio pašto programomis, tuomet čia vietoje galėsite matyti jūsų kolegų išsiųstus ir gautus laiškus. Mūsų CRM programoje galite valdyti sandėlį. Čia galite matyti visas jūsų parduodamas prekes, kiekį sandėlyje, pardavimo kainą. Taip pat galite prekes susigrupuoti pagal įvairius požymius. CRM programoje galite skelbti naujienas. Tuomet įvedate tekstą, pasirenkate failą, nurodote, kam jį norite skelbti ir spaudžiate siųsti. Tuomet šitas mygtukas tampa raudonas, kas reiškia, kad yra neperskaitytų naujienų. Taip pat resursų modulis. Čia galite matyti įvairius resursus, kuriais dalinate su kolegomis. Viena svarbiausių CRM programos funkcijų yra ataskaitos. Čia paprastai ir greitai galite gauti įvairias ataskaitas. Tiesiog pasirenkate ataskaitą ir spaudžiate peržiūrėti. Šios ataskaitos yra interaktyvios. 2 kartus galite paspausti ir matyti daugiau duomenų. Tuomet šią ataskaitą galite spausdinti, eksportuoti į Excelį ar PDF failą. Jei jūs domina unikali ataskaita, tuomet pasirenkat ataskaitų grupę, pažymite laukus, kuriuos norite matyti ataskaitoje. Pavyzdžiui, galim pasirinkti, kad nori matyti už visą laikotarpį, nori matyti skambučius ir tuomet tiesiog spaudžiate peržiūrėti. Ir vėlgi, jeigu domina daugiau duomenų, jūs spaudžiate ant konkretaus įrašo ir galite matyti daugiau duomenų. Visos šios ataskaitos gali būti perkeltos į darbastalį. Tai reiškia, kad vienu metu jūs galite matyti iki 10 ataskaitų. Jūs ataskaitas galite susidėlioti jums patogiu eiliškumu, susidėlioti patogų plotį. Taip pat jūs galite užsidėti papildomus požymius, jeigu jūs norite matyti ataskaitas pagal konkretų vartotoją arba pagal konkrečią įmonę.
Štai paprastai ir greitai jūs galite valdyti visus duomenys jūsų CRM programoje. Tad tiek trumpai apie mūsų CRM programą, tikimės, kad prezentacija jums patiko ir linkime visokeriopos sėkmės jūsų darbuose.